Bažnyčios varpų dūžiai praneša apie besibeldžiantį pavasarį, tačiau šiuose senosiuose Kauno žydų kapinėse Radvilėnų plente atbundančios nuotaikos nei kvapo. Priešingai čia tamsu, nyku, šiukšlina, nesijaučia pagarbos mirusiajam. Čia palaidota ir ne viena garsi tarpukario Kauno garsenybė, pavyzdžiui, nemirtingųjų šlagerių karalius Danielius Dolskis. Įskladyti slogų, kone miesto gėdos simbolių tapusių kapinių vaizdą pasišojo Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė. Į akademinės bendruomenės inicijuotą talką tvarkyti žydų kapų susirinko apie 20 žmonių. Galvojom surengę tokį akciją, galėsim ir studentam parodyti, kad tai iš tikrųjų Kaune, pašonėje, miesto centre yra tokios kapinės, kaip tas gyvenimas iki karo vyko, kaip dabar yra, kad būtų toks tiesioginis, autentiškas prisilietimas prie istorijos, prie tos visos problematikos, apie kurią mes spaudoj girdim dažnai per televiziją. Girtuoklių, narkomanų ir benamai prieglobsčių tapusiose žydų kapinėse talkininkai naikino jų apsilankimo pėdsakus, rinko šiukšlės, panaudotus vienkartinius švirkštus. Jų talkos dalyviai aptiko su kaupu. Štai daug tenais, kas surenka, tai tenais, man mažiau pasitaikė, bet ten buvo, sakė, kiek nori. Skandalas dėl apleistų žydų kapinių kilo praėjusių metų spalį Kaune viešint grupiai rabinų iš Izraelio ir Jungtinių valstijų. Apsilankę senosiuose žydų kapinėse rabinai buvo sukrėsti, išvydę vandalus suskaldytus bei išvartytus, dažais išteptus paminklus. Miesto valdžia tada pažadėjo imtis priemonių ir kapinės bent minimaliai sutvarkyti. Stasys Vaitonis, Mindaugas Katilius, L rytas LT.